Neurolingvistinis programavimas, NLP ir efektyvus komunikavimas, galima laikyti, kad tai yra sinonimai. Ir kai eina kalba apie efektyvų komunikavimą, apie komunikaciją efektyvę, apie tą rezultatyvę komunikaciją, aišku, kad mes turime omenyje apie tai, kad tai, ką norėjote jūs pasakyti, jūsų pašnekovas suprato. Tai kur yra tos sėkmingos arba efektyvios komunikacijos paslaptis, tai yra teisingam situacijos įrėminime arba dėmesio surinkime. Tai sulaikime, sutelkime. Tai kai kalbate su kitu žmogumi, jūs darote viską, kad išlaikytumėte to savo pašnekovo dėmesį ties norima tema, ties norima klausimu, ties būsena, ties tam tikrų požiūrio kampų ir taip toliau ir panašiai. Tam tikrą prasme arba tiesioginę prasme jūs situaciją įrėminat, kad tarp jūsų ir jūsų pašnekovo supratimas, aiškumas ir matymas būtų kuo didesnis, būtų kuo tikslesnis, kad jūs kuo tiksliau suprastumėt vienas kitą arba kad jūs pasiektumėt norimus komunikacijos tikslus. Kai eina kalba apie neurolingvistinį programavimą, tai neurolingvistinis programavimas irgi turi savo tokį rėmelį, tokį sudedamasias dalis, bet kurioje neurolingvistinio programavimo knygoj, ten, kur yra turinys beje iš principo yra rėmelis arba rėmas, jau kuris paaiškina, ko galima tikėtis, surašyta viskas, ko galima tikėtis iš tos knygos. Taigi, neurolingvistinis programavimas taip pat turi tokį savo medį, tokį rėmelį ir ten tos sudėtinės dalys tarpusavį yra susiję. Taigi, anot NLP, bet koks dėmesio sutelkimas ir nukreipimas norime linkme arba išlaikymas tam tikro požiūrio taško, požiūrio kampo, dėmesio sutelkimas į tą vietą, į tą objektą, į kurį jūs norite jį sutelkti, yra rėminimas arba įrėminimas. Tai NLP specialistai, NLP praktikai, NLP praktikuojantis žmonės žino, kaip veikia rėmeliai, žino, kaip juos parinkti geriausiai tam, kad pasiektų tą norimą siekiamą komunikacijos tikslą arba terapinį tikslą. Kodėl sakau arba terapinį tikslą? Už tai, kad visos technikos, visi metodai, visi modeliai, jie yra kaip tokie rėmai. Ten yra algoritmas aiškus, kas po ko eina, kokį žingsnį po ko reikia žengti tam, kad įvyktų norimas pokytis, kad išauktume tam tikrą reakciją, tą norimą pokytį arba norimą rezultatą, kliento tuo metu, toj būsenoj, tame klausime. Taigi rėminimas arba įrėminimas arba dėmesio sutelkimas ir išlaikymas ties kažkokiu tai objektu yra ne tai, kad neatsiejama, jinai tiesiog būtina kiekvieno NLP specialisto įgūdžių dalis. Kaip rėmelius mes naudojam kasdieniai savo kalboj? Lengviausias būdas tai yra klausimas, užduoti klausimą. Žinot, kad yra dviejų tipų klausimai, tai atviri klausimai ir uždari klausimai. Pradėsiu nuo antrųjų. Uždari klausimai tai suponuoja atsakymą labai trumpą, taip arba ne. Prasideda tokių žodelių ar, dažniausiai, arba tas žodelis yra menamas. Ir žinot, kad bus labai konkretus, aiškus ir trumpas atsakymas. Taip arba ne. Vienas iš dviejų variantų. Tuo tarpu atviri klausimai, jie gali būti apie bet ką. Apie nuomonę, apie laiko periodą, apie resursus, apie savijautą, apie būseną, apie tikslus. Jau konteksto klausimas. Taigi kontekstas yra tam tikra prasme rėmelis. Taigi rėmelis rėmelėje. Užduodamas klausimą, jūs jau kreipiatės į kitą žmogų, kad jisai sutelktų dėmesį, apie tai pagalvotų, o klausime dar įvardindamas tam tikrą elementą arba į tai, į ką norite, kad žmogus jums atsakytų, jūs dar ir rėminat to žmogaus patirtį. Patirtį atsakymą. Kuom dar vertinga mokėti užduoti gerai ir teisingai klausimus. Tam, kad sutelktume dėmesį į tą temą, kuri jums yra aktuali. Ką tu galvoji apie tai? Kokie tavo planai ten ir ten? Kaip tavo nuomonė, kas vyks, kas keisis ten po pusmečio, po metų, tokioje srityje.
Visi šie klausimai skatina žmogų kreiptis į savo tą asmeninę subjektyvę tokią patirtį ir paprojektuoti arba atsakyti į tą temą, į tą klausimą, kurį jūs jam uždavėte. Taigi, kas žinot tą seną pasakymą, kas užduoda klausimą, tas valdo pokalbį. Taigi mokėti gerai, teisingai, kokybiškai, efektyviai uždavinėti klausimus tikrai atskiras yra įgūdis ir to galima praktikuotis praktiškai kiekvieną dieną. Svarbu žinoti, kokio atsakymo tikitės. Kokią temą norėtumėt paliesti, kalbėdamas su pašnekovu. Kaip tada jo tą dėmesį įrėminti, kokiais būdais, kokius rėmelius arba kokius klausimus galima naudoti tam, kad gautumėt norimą atsakymą. Bandykit, praktikuokit. Manau, kad vienas iš lengviausių būdų praktikuoti rėminimą, tokius rėmelius, tai yra uždavinėti klausimus. Geros kloties.